Sveiki! Kaip ir kiekvieną šios vasaros penktadienį, su jumis laida Atostogos kaime. Ir jos vedėja Diana Dubatauskienė. Žinių radijas suteikia mums didžiulę galimybę per 13 laidų ciklą papasakoti jums apie kaimo turizmą ir pakviesti jūs visus atvykti pailsėti Lietuvos kaime. Šiandien laidą pradėsiu primindama, kad Lietuvos kaimo turizmo asociacija sodybas skirsto į 10 skirtingų kaimo turizmo paslaugų specializacijų. Šį skirstimą padiktavo įvairūs poilsiautojų poreikiai, juk kas nori paklausyti gegutės kukavimo turi važiuoti į ramaus poilsio sodybą, o kam reikia adrenalino rinksis nuotykinių pramogų parką. Ir skirstimas pagal veiklos pobūdį yra labai svarbu, nes kiekvienas norintis pailsėti tiksliai žino, kokio poilsio jam reikia. Ir jei atvykęs į sodybą tai gauna, išvyksta šypsodamasis, pailsėjęs ir laimingas, bei norintis sugrįžti dar kartą. O tai itin motyvuoja kaimo turizmo sodybų šeimininkus. Sodybų pasiskirstimas pagal paslaugų sritis yra nevienodas. Turime 3 pačias populiariausias veiklos sritis, tai yra ramaus poilsio paslaugos, šeimos švenčių ir aktyvaus poilsio paslaugų sodybos. Kaip tik šiandien ir lankomės vienoje iš aktyvaus poilsio sodybų. Miškų apsupta Kauno rajone, Jedagoniuose, esanti sodyba yra netradicinio aktyvaus laisvalaikio praleidimo vieta. Kalbinu šios sodybos šeimininkas Skirmantą Paukštį. Labą dieną. Labą dieną. Papasakokite mums, prašau, Skirmantai, kas jūs paskatino imti šio verslo? Prieš daugiau kaip 6 metus reikėjo pasirinkti, ar toliau dirbti samdomam darbe, ar galėjau pasirinkti tokią sritį kaip renginių organizavimas, tokių aktyvių rungčių organizavimas, kas yra man artima. Studijų laikais tai buvo hobis. Rizikavau ir pasirinkau šią sritį. Nuo ko viskas prasidėjo? Pati pradžia tai buvo baidarių nuoma. Lygiai grečiai turėjome sklypą Jedagonėse. Tai šioje vietoje nusprendėme kaip ir kurti tokią aktyvių rungčių bazę, tokių nestandartinio aktyvaus laisvalaikio vietą. Kaimo turizmo sodybas susideda iš 3, kaip ir klasikinis variantas, tai yra maitinimas, nakvynė ir pramogos. Mes pirmoje vietoje pasirinkome pramogas. Skirmantai, kokias pramogas siūlo jūsų kaimo turizmo sodyba? Pagrindinės paslaugos tai yra laipiojimas Pagonijos uola, tai yra 13 m aukščio statinio, ir Pagonijos voratinklių, tai yra 10 m aukščiai įrengtomis įvairiomis kliūtimis ir virviniais elementais, tai yra 40 litų. Pramogavimas 3 valandas, tai yra priežiūra, instruktorius, reikalinga alpinistinė įranga, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. O kitos tai tokios populiarios, tai yra nuotykinis orientacinis, tai priklausomai nuo kolektyvo sudėties, amžiaus, yra miške įrengiamos įvairios kliūtis ir pagal sudarytą orientacinio sporto žemėlapį yra ieškoma tų punktų ir įveikiamos įvairios kliūtis. Didžioji dalis pramogautojų lankytojų atvykę, tai jie būna vienadieniai, kaip sakau, pusei dienos skiria laiką, tačiau pas mus yra galimybė ir nakvoti palapinėse. Galima, kaip minėjau, be to nuotykinio orientaciją sugalvoti ir naktinį žygį orientacinį su įvairiom blizgančiam, tai čia būna papildomų streso, papildomų adrenalino. Maitinimo paslaugos mes netikėm, šalimais yra kita kaimo turizmo sodyba, turinti maitinimo licenzijas, visas pasus, tai mes sukooperuojamės ir kada jų klientams trūksta pramogų mes siūlomės, o kada mums reikia maitinimo paslaugos, mes kreipiamės juos. Kas pramogauja jūsų sodyboje? Tai yra įvairaus amžiaus, įvairių profesijų. Didžiąją dalį tai sudaro vis dėlto įmonių renginiai, vasaros sąskrydžiai, žiemos įvairios, žygiai išgyvenimo. O tam tikrų gegužės birželio mėnesį tai yra moksleivių išleistuvės. Kada norėjau pasakyti dėl vienos pramogos, tai yra Pagonijos uola, tai yra, kaip minėjau, 13 m aukščio ir galima ją laipioti 12 skirtingų takų. Jauniausias įkopęs yra 4,5 metų vaikas, vyriausias 70 metų moteris. Dėl svorio tai sunkiausias buvo 140 kg vyras. Čia virvės viskas įranga yra sertifikuota, tai nėra. Panašus amžiaus limitai ir mūsų Pagonijos voratinkliai veikia. Vyriausia yra 65 metų moteris. Išduosiu paslapti, kad jau į šitą uolą ką tik lipau, žinokit, nuostabus jausmas. Ir Skirmantas neleido lipti žemyn, liepė kopti iki pat viršaus. Iš tikro pabandyti verta, žinokit. Tai šiaip pati geriausia vieta pabalti laiptų tai yra 9 forto paminklas. Tai yra nelegalu, o šita vieta tai yra galima. Ir tos formos tai yra 4 skirtingos sienos.
Tai yra ir plyšiai, ir pilvai vadinami, ir neigiama pusė, ir galima kampu, galima lipti su viršutinė, apatinė sauga. Taip, šita vieta pritaikyta ne tik tai profesionaliam, tačiau ir mėgėjui laipėtojui. O šitas sportas vadinasi laipėjimas uolomis. Kodėl jūs manote, kad laipėdami žmonės gali pailsėti? Mes visi patiriam didžiulį stresą ir tą stresą sumažinti pats paprasčiausias būdas tai yra gauti adrenalino. Tai tikrai būna daug teigiamų emocijų ir keiksmažodžių, ir palinkėjimų, ir šypsenų. Tam momente, tai stresinė situacija, tai tada būna tokių ir piktų žodžių ir visko, tačiau jeigu mes truputį laimėme ir priverčiam žmogų pasiekti viršūnę, tada jau nusileidus būna labai teigiamos emocijos ir ten ir 5 duoda ir rankas spaudžia. Tas aktyvus laisvalaikis, jis daug greičiau pravalo mūsų organizmą. Kokį sutinkate ir kokį išlydite svečią? Turbūt po jūsų įdomių pramogų žmogus išvažiuoja stipriai pasikeitęs. Na, įvairių žmonės, įvairių čia mes emocijų esame matę. Kai kas atvažiuoja iš karto užsidėję tokį kaip ir skydą, kaip ir kaukę. Ir kol per tą bendravimą, per visą tą pramogavimą, jisai pabaigoje išvažiuoja su teigiamom emocijom. Girdime vaikų balsus. Kas čia šiandien pas jūs vyksta? Tai yra kelių dienų vaikų uždara stovykla, tai yra lauko teniso atstovai. Jie ne tik tai turi teniso pamokas, tačiau ir mes jiems organizuojame įvairias aktyvias rungtis. Kaip matote, kaip tik ruošiasi kopti Pagonijos voratinklį. Tai yra vienintelė kitokia vieta Lietuvoje, kadangi kliūtys yra įrengtos specialiai stacionariai įrengtuose mediniuose rąstuose vidury lauko. Nes, kaip minėjau, likusiuose tai yra tarp medžių. Ir netaip jaučiasi atstumas, tapsi jūs nejaučiate aukščio. Taip pat kitas momentas, tai yra mūsų instruktoriai, mano kolegos, tai mes žiūrime kiekvieną tą lankytoją ir mes jį šiek tiek provokuojame, kad jis įveiktinėtų sąžiningai, kaip aš vadinu, tas kliūtis ir jisai šiek tiek įveikia šitas kliūtis, jis kartu įveiktų ir savyje tam tikras. Vat ir pavyzdys yra medinis buomas. Tai yra labai, aš kaip sakau, paprastas šaligatvio bortelis, mes užsimerkę galima jį pereiti apačioj, tačiau kai jis yra 10 metrų aukštyje ir liepi už nieko nesilaikyti, būna ir 5 minutės, ir 10 minutės klientas jisai sustoja ir su savim pasišneka, kadangi tokie bjaurybės instruktoriai, sakykime, kaip aš, mes būtinai liepiame eiti sąžiningai. Papasakokite įsimintiniausias ir linksmiausias akimirkas jūsų parko. Vienas iš linksmesnių tai buvo vieno viešbučio kolektyvas ir jie pasirinko, kaip minėjau, nuotykinio orientacinio rungtį ir išėję iš starto pozicijos, jie susimaišė ir vietoj kairės pasuko į dešinę ir paėjo kokius 5 kilometrus, nuėjo pas vietinį gyventoją ir bandė paklausti, ar jie teisingai eina. Jisai pasakė, taip, čia yra mano sodyba, vat netoli tvenkinys ir jie ėjo ir po kokių 3 valandų man skambina, su keiksmažodžiais, sakė, nei vieno tavo punkto nėra, mes čia kažkur tai. Aš apibėgau tos visus punktus, apvažiavom, viskas tvarkoja. Tai jie grįžo po 5 valandų, turbūt įveikė kokią 17 kilometrų, nuėjo į visiškai priešingą pusę, parsinešė ropių, kažkokiu akmenų prisirišė, grįžę dulkinibę. O kitas dar tai būna žmonės, kurie bando įkopti į uolą ir, sakykime, pakopė 3-4 metrus, po to sako, kad ne, aš daugiau nelipsiu, man užtenka, tačiau išvažiuodami jie vis tiek save matys perlipa ir sako, vis dėlto aš noriu pasiekti Pagonijos salos viršūnę. Ar organizuojate išvažiuojamuosius renginius? Taip, mes ir bendradarbiaujame ir su pačia Lietuvos kaimo turizmo asociacijos administracija. Kaip tik prieš savaitę buvo asociacijos atidarimas, tai mes organizavome tokią vieną nestandartinę rungtį, tai yra kopimas alaus dėžėmis. Tai yra sudarius viršutinę saugą, žmogus sėkmingai užlipa 20-17 alaus dėžių į viršų. Šiaip rekordas iš mano patirties yra 27 alaus dėžės, tai jeigu viena dėžė yra 40 cm, tai įsivaizduokit 27 dėžės yra 8-9 metrai aukštyje. Jūsų komanda kokio dydžio? Kas jums padeda? Tai yra šeimininis verslas, o sezono metu mes įsidarbinam papildomą dar keletą žmonių. Tai yra ne tik gyvenimo būdas, tai yra pragyvenimas ir hobis ir verslas. Skirmantai, kodėl žmonės turėtų rinktis ne užsienio kalnus, o mūsų lietuvišką kaimą ir jūsų sugalvotas ir siūlomas pramogas? Mes stengiamės pasinaudoti gerąją ir blogąją užsienio šalių patirtim ir jį pritaikyti lietuvių. Vis tiek, sakykime, mes patys lietuvių geriau žinome ir žinome, ką jisai tikisi ir ką galima suteikti. Ir aš pats buvau ir mokymuose Velse mėnesį ir mokė mūsų kalnų instruktoriais, gydais.
Tai va tą visą patirtį stengiuosi panaudoti čia. Yra dvi turbūt šalis Europoje, Olandija ir Lietuva. Tiksliau buvo Olandija ir Lietuva, kuri neturi uolų. Tai dabar Lietuva turi uolą. Ką jūs gaunate iš atvykusio žmogaus? Jūs jam suteikėte, bet ką gaunate jūs? Mano tėvas sakydavo, super pas tai darbas, jis atvažiuoja žmonės su šypsenom, su emocijom. Tai aš patiriu daug teigiamų emocijų, tas iš tikrųjų turbūt stipriai veža. Ir man pats smagiausias įvertinimas, tai buvo viena mergaitė, sako, mamai, tu man neskambink dieną, sako, aš neturiu kada su tavim šnekėti. Toks yra kaip savotiškas įvertinimas, kad tie vaikai yra užimti visą dieną. Ir sako, tu man rašyk ten SMS, aš tau atsakysiu. Ar tai brangus verslas? Brangus, jeigu tu samdytum išorės visas kompanijas. Sakykime, kad ir Pagonijos voratinklį po visų įteisinimų, po viso aš pats prakabėjau turbūt 2 mėnesius su kolega, kol viską įrengiau. Tai man tas darbo užmokestis visas tas kitaip skaičiuosi. Jeigu aš samdyčiau profesionalus iš šono, tai būtų brangu. Kokią regit savo sodybos ateitį? Aš tikiuosi, kad papildysime su nakvynė, bet nestandartinė nakvynės forma. Tai ar būtų indieniškos palapinės ar jurtos, ar pavyzdžiui 15 metrų aukštyje hamakė. Mano vizija, kad taip taptų nestandartinio, aktyvaus, laisvalaikio ir mokymų bazė. Tai aš jau privalau kiekvienais metais, sakykime, ir prieš kelis metus tų įmonės darbuotojams kolektyvai pasiūlo įdomią pramogą rungti ir jie sako, mums viskas labai gerai, bet šiais metais mes norim ką nors kitą. Aš tada privalau įtraukti plaustus, turiu įtraukti traukinių pavažiavimo, dviračių, baidarę, penkiakovę. Jie tada sako, man šiais metais gerai, bet kitais metais tu dar man ką nors naujo. Tada tu sugalvoji kažkokius tai laivus, keltus, dar kažkokias orientacinės. Tai kiekvieni metai privalai tobulėti ir siūlyti kažkokią naują paslaugų spektrą, nes kitu atveju tu iškrisi. Skirmantai, ačiū labai už pramogas. Smagu. Ir už pokalbį. Kad su jūsų teigiamos emocijos. Ir jos dar teigiamesnės tapo įkopus į Pagonijos uolą. Su jumis buvo laida Atostogos kaime. Klausykitės mūsų laidos kiekvieną penktadienį ir mes dar nekartą pakviesime jūs apsilankyti įdomiose kaimo turizmo sodybose. Jų Lietuvoje yra labai daug ir įvairių. Visas jas galite rasti svetainėje www.atostogoskaime.lt. Tad rinkitės, atvažiuokite ir ilsėkitės Lietuvos kaimo turizmo sodybose. Iki kito penktadienio.